Pasaka Varliuko laiškai. Seniai, labai seniai, nedidukėje kūdroje gyveno varlyčių pulkelis. Žaisdavo jo savo pakrantėje, taškydavosi vandens paviršiuje ir vakarais susėdusios garsiai ir melodingai kvarkdavo. Smagu buvo joms taip gyventi. Tačiau vienas varliukas, einant dienai po dienos, vis ieškodavo naujų užsiėmimų. To varliuko vardas buvo Augustas. Vieną saulėtą rytą Augustas tupėjo savo kaip visados prie tvenkinio krašto, draugės varlytės linksmai pliuškenosi vandenyje, kai netikėtai virš jų praskrido didelė spalvota papūga, nešina krepšiu su keistais popieriais. Jis stabtelėjo ir paklausė: "Ar kas nors čia turi laiškų? Skrendu į trečiąjį mišką už pievos su beržais." "O ką reiškia laiškai?" paklausė Augustas ir pasikasė pakaušį. "Laiškai tai žodžiai ant popieriaus, kuriais nori pasidalinti su toli gyvenančiais draugais," atsakė papūga. "Jei nori, galiu pagelbėti parašyti tau pirmąjį laišką. Ar turi kam jį nusiųsti?" "Neturiu, bet mielai susipažinčiau su tolimai gyvenančiomis varlėmis. Ar galėtų man pagelbėti?" "Žinoma," atsakė papūga. Ji nutūpė šalia Augusto, kantriai išklausė jo ir kartu parašė laišką naujam draugui. "Kaip tik žinau, kas labiausiai tokio laiško laukia." Įsidėjusi naujai parašytą laišką į savo tvirtą krepšį, papūga nuskrido tolyn, šypsodamasi Augustui ir draugiškai mojuodamas sparnu. Taip slinko dienos toliau, varlės skvarkė ir šokinėjo, saulutė kilo ir leidosi. Trečią dieną pamatė Augustas tą pačią su laiškų pilnu krepšiu skrendančią papūgą. "Labas, Augustai, žiūrėk, ką tau atnešiau," sušuko papūga ir ištiesė gražiai sulankstytą baltą popieriaus lapą. "Laiškas man?" paklausė Augustas ir nekantriai išlankstęs lapą paprašė: "Gal gali man pagelbėti perskaityti?" O tame laiške buvo parašyta: "Labas, Augustai, mano vardas yra Rainiukas. Gyvenu sode už trečiojo miško su beržais. Čia yra daug gėlių ir drugelių. Kūdros mes neturime, tačiau saulutės spinduliuose maudytis ne ką nuobodžiau. Papūga man pasakė, kad esi labai draugiškas varliukas. Kviečiu tave į svečius." Perskaitytą laišką Augustas gražiai sulankstė ir įsidėjo savo į kišenę. "Į svečius? Mane pakvietė į svečius?" Ilgai negalvojęs varliukas susikrovė nedidelį krepšelį ir lydimas papūgos smagiai nušokavo link pievos šalia trečiojo miško. "Iki pasimatymo, draugai," sušuko jis. "Aš keliauju į svečius pas toli, toli gyvenantį varliuką." Augustas smagiai šuoliavo per gimtąją pievą, tada per antrąjį ir trečiąjį mišką, kuris matė vingiuotą upelį, aukštas saulėgrąžas ir banguojančius laukinių gėlių laukus. Kol galiausiai atsidūrė gražiame sode, pilname spalvotų ir kvepiančių gėlių. Tokio gražaus sodo Augustas dar nebuvo matęs. Jame skraidė drugeliai ir bitės smagiai dūzgė nuo gėlės prie gėlės. Varliukas, akis išplėtęs, negalėjo atsistebėti žavingais vaizdais ir kvapais. Tuomet jis netoliese išgirdo tylų šnarėjimą. Susidomėjęs, Augustas pašoko link šio garso ir pamatė žolėje besilsinti kačiuką. "O, sveikas atvykęs," draugiškai tarė kačiukas. "Ar tu esi Augustas?" "Taip, aš esu Augustas," atsakė varliukas kiek nustebęs. "Mane į šį sodą pasikvietė vienas draugiškas varliukas. Laiške jis pasisakė, kad jo vardas yra Rainiukas. Ar tu jį pažįsti?"
Ha, ha, nusijuokė kačiukas. Tai aš ir esu tas Rainiukas ir visai joks ne varliukas. Pas mus varliukai neapsilanko, mes neturime kūdros. Labai džiaugiuosi, kad apsilankei tu. Eikš, aprodysiu visą sodą, čia labai smagu. Nusijuokė ir Augustas. Visą vakarą Rainiukas su Augustu žaidė sode. Jie ieškojo įvairių gėlyčių, gaudė vienas kitą ir pasakojo apie savo namus. Diena ėjo taip smagiai, kad abu net nepastebėjo, kaip greitai ji baigėsi. Saulei besileidžiant, varliukas suskubo grįžti į namus. Tačiau abu susitarė, kad kitą kartą prie kūdros pasisvečiuoti atkeliaus Rainiukas. Apie tai kitą kartą. O dabar pasakos pabaiga.